Psalmių knyga 58 skyrius ir nuo 1 iki 11 eilutės. Ar jūs kunigaikščiai kalbate teisingai? Ar jūs žmonų sūnus teisiate teisingai? Ne, jūs darote piktą savo širdyje ir sveriate savo rankų smurtą žemėje. Nedorėliai gudrus nuo pat įsčių, vos gimę jie nuklysta, kalbėdami melą. Jų nuodai, kaip angies nuodai, kad ir kokie sumanus būtų kerėtojai. Jie, kaip kurčia gyvatė, užsikemšanti ausį, kad negirdėtų jų balso. Sulaužyk jų nasrus, viešpatie, sulaužyk jaunų liūtų iltis. Jie praeis kaip nutekėjęs vanduo, jis pakreips savo strėles ir jie bus išsklaidyti. Jie bus kaip ištirpusi sraigė, kaip negyvas sraigė, nematę saulės. Jis užvirins tavo puodus, nesvarbu, ar jie žali, ar virti, kol dar neužsidega erškėčiai. Teisėjai tai matys ir džiaugsis, kai jis bus nubaustas, jie plaus savo kojas nedorėlių kraujyje. Todėl žmonės pripažins, kad teisėjam iš tiesų laukia atlygis ir kad iš tiesų yra Dievas, kuris teisia pasaulį. Psalmių knyga 58 skyrius ir nuo 1 iki 11 eilutės. Jei norite patirti viešpaties Jėzaus Kristaus meilę, Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusių ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas. Šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Dabar yra priimtinas metas, dabar yra išganimo diena. Vyrai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Tikėk viešpačiu Jėzumi Kristumi ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Jei lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra viešpats ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Atgailaukite ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir gausite šventosios dvasios dovaną. Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduotas po dangumi kitas vardas, kuriuo turime būti išgelbėti. Yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, žmogus Kristus Jėzus. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų gelbėtojui, tebūnė šlovė, garbė, viešpatystė ir galybė dabar ir per amžius. Ačiū ir amen. Agapo aidai. Liudijimai peržengiantys ribas.